Sveiki visi. Atsakingi ir rūpestingi žmonės susirinkę į Lima renginį dovanų marketingas 25 metai. Aš esu Jurga Vranavičius, Lietuvos marketingo asociacijos vadovė ir šiandien pakalbinsiu mūsų ekspertus, na, o vėliau perduosiu savo kolegijai Livijai pačią įdomiausią dalį, tai yra pitchus žmonių, kurie gamina kalėdines dovanas arba šiaip dovanas verslo klientams. Dovanų marketingas čia mūsų 6. susitikimas, 6 metai eina, kai šis projektas tapo toksai jau tradicinis, laukiamas. Ir dėl ko jis laukiamas, nes tie atsakingi ir rūpestingi žmonės išgirsta labai svarbią informaciją apie tai, kasgi šiemet įdomaus, naudingo, naujo yra dovanų pasaulyje. Taigi, pirmiausia, pakalbinsiu 3 ekspertus, ekspertes, vėliau organizacijos, kurios turi įdomių, gražių, naujų projektų pristatys tokiuose 3 minučių pitchuose, galėsite išsirinkti, kokios dovanos jums atrodo pačios įdomiausios. Na ir vėliau pamatysite tą elektroninį katalogą, kur jau tikrai platus spektras dovanų verslo klientam arba jūsų partneriam ar darbuotojam galima bus iš jų išsirinkti. Na ir aš nieko nelaukdama noriu pakviesti jūs užduoti klausimus slaido skaidrėje, kurią netrukus pamatysite. Tai užduokit viso renginio metu, taip pat pašnekovam, taip pat pitchintojam klausimus užduokite. Na, o aš kviečiu pakalbėti apie šventinę magiją, apie dovanas, kurios kuria tvirtą įsimintiną ryšį. Diskusijos dalyvės tai yra Odeta Blažienė, Beatos virtuvės vadovė. Sveika, Odeta. Labas. Tai yra Ugnė Poderytė, Tesonet įmonės CyberCare darbdavio įvaizdžio ir komunikacijos vadovė. Sveika, Ugnė. Labas. Ir taip pat kūrybinės agentūros Impress projektų vadovė Gabrielė Vitovskytė. Labas, Gabrielė. Jurga, sveiki. Tai pakalbėkim apie tas dovanas. Atrodo, kiekvienais metais turime tam tikrų naujovų, bet pagrindinė, ko gero, naujiena yra ta, ar dovanos vis dar yra madingos. Aš turiu pasaulinius duomenis, kad iš tikrųjų dovanų, lėšų išleidžiamų dovanoms kiekis auga. Atrodo, kad ten tendencijos stoti nėra, mes mėgstame dovanoti vieni kitiems gražius dalykus, o kaip yra Lietuvoje, kaip yra jūsų organizacijose? Ugne, gal nuo jūsų pradėkime, ar madingos dovanos? Negaliu komentuoti kaip kitur, labiausiai matau tą technologijų pasaulio tendencijas, tai tradicija dovanoti dovanas išlieka, jinai kinta, tikrai per pastaruosius net 5 metus matau, kaip keičiasi. Labai sąmoningėja, daugiau galvojam, kam dovanojam ir ką dovanojam, bet visgi išlaikom tą tradiciją ir išnaudojam galimybę ne tik nudžiuginti ir ryšį kurti, bet kartais gauti ir papildomą dėmesio, papildomų paminėjimų socialiniuose tinkluose, jeigu pavyksta sukurti tą tokią įspūdingą ar kažko nustebinančią akimirką. Tai matau, kad kol kas tendencija ir šiemet, ir kitąmet, ir tikiu ateityje dar vis laikysis. Odeta, žinau, kad tavo vadovaujama Beatos virtuvė, kalėdoms jau tikrai kad ruošiasi. Esu girdėjus tokių gandų, kad Beatos vyras Tomas nieko kito prieš kalėdas ir nedaro, tik pakuoja, siunčia. Kaip patys jaučiate, kokios tos tendencijos yra? Taip, tai iš ties turbūt jau eilę metų populiarėja valgomos dovanos. Ir rinkiniai kažkokie, ir tas asmeninis ryšys. Ir šiais metais mes turėsime tikrai labai didelę naujieną, ir pirmiausia, tai yra dovana savo. Dovana, kuriai kaupiamės bene 10 metų, turėti kalėdinę receptų knygą. Ir knyga, kurioje nugula tradiciniai receptai, kur nugula ir naujos idėjos, kur nugula istorijos ir gražiausios fotografijos. Tai pirmiausia, tai yra turbūt Beata pati kurdama šitą knygą sakė, kad aš ją pirmiausia pasidovanoju savo. O kodėl knyga, aš manau, kad yra tikrai gera dovana ir kodėl jinai yra ir tinkama dovana
ne tik tai savo draugams, bet ir darbuotojams arba partneriams, nes turbūt tai, ko mes dabar siekiame, tvarumas, ryšys, emocija, tas jausmas, knyga gali puikiai sukurti, nes maisto gaminimas namuose yra tas lėtas gyvenimas, tai yra tai, ko mes turbūt norime susikurti emociją švenčių ne per skubėjimą paskutinę minutę, bet per pasiruošimą. Ir tos šventės jos užtrunka ne vieną dieną. Mes ruošdamiesi Kalėdoms jau pradedame sau kurti šventę. Tai šita knyga turbūt bus šių metų tokia viena iš didžiausių ir geriausių dovanų, kuri gali gyventi daugelį metų. Nes turbūt yra svarbu, kai mes norime įteikti dovaną, kad ji būtų arba praktiška, panaudojama, arba jinai kurtų emociją, jinai būtų ilgaamžė. Tai mes norime visgi grąžinti žmonėms to lėto gyvenimo jausmą gerą ir su šia knyga sakome, jog ji tikrai bus naudinga ir vertinga N metų. Kaip pavyzdžiui, Beatos pirmoji knyga, kuri buvo išleista 2009 metais, mes viskas kelis metus spausdiname naują tiražą ir kartos užaugo su ta knyga ir kartos išmoko gaminti. Tai ši knyga bus tikrai ta knyga, kuri iš kartos į kartą gali būti perduodama, naudojama ir kurti tą gerą emociją. Tai taip, šventinis laikotarpis turbūt yra iš dviejų tokių pusių. Tai yra, kuomet verslas pradeda ieškoti dovanų, pradeda kelti tokią savo gal ir stresą, o ką pasirinkti, o ką man dovanoti partneriams. Ir turbūt baisiausia, kuomet į tai mes pažiūrime tik tais, kad reikia kažką padovanoti, o nepagalvojame truputėlį giliau. Tai aš kviečiu visus ir nors šiandien atrodo, kad vasara už lango, ar ne, ir toks geras oras, bet pradėti ruoštis jau dabar. Ir tai turbūt yra svarbiausia, kad mes susikurtumėm, vat ir dabar kalbėdami apie dovanas ir Kalėdas, tą šventę rinkdamiesi dovanas. Na, va štai, Odeta jau ir sudalyvavo čia 3 minučių praktiškai. Taip. Gabrielė, kaip jauti pati iš klientų ateinančių pas jūs, kurie sako, padarykite man tokią ar anokį ten sveikinimą ar pakuotę ar idėją, sugalvokite. Daugėja norinčių dovanoti dovanas ar mažėja? Tai aš paantrinsiu kolegijai Odetai, kad geriausias laikas pradėti ruoštis yra dabar, nes susidomėjimą turim aktyvų nuo rugsėjo pradžios, tai norintiems suspėti jau reikėtų suskubti šiandien, o pati rinka auga, bet auga rinka ta prasme, kad klientai ieško išskirtinumų ir kokybiškų dovanų. Tai verslai vis labiau vertina tą vertę ir kokybę, o ne tik kainą. Pati dovana turi būti kažkas daugiau nei tik logotipas su dėžute ar ne. Labiau kreipiamas dėmesys į funkcionalumą, dizainą, kūrybiškumą ir kokybę. Labiau atsižvelgiama į segmentus, tai yra ką dovanosime klientams ir ką dovanosime darbuotojams. Tai dovana nebėra vienoda visiems. Tai taip apibendrinant, sakyčiau, kad mažiau yra daugiau ir verslai nori vertės ir kokybės. Ugne, gal ir grįžkime prie verslo, kalbam, kad, kokia ta mūsų apskritai kaip įvaizdžio detalė yra dovana, apie ką mes galvojame, ar apie reputaciją savo organizacijos vertybės, ar apie tą partnerį, kuriam siunčiame dovanas, kokia yra jūsų strategija, kai galvojate, ką padovanosim. Nebūtinai Kalėdoms, tai gali būti matyti įvairios progos, kai reikia kažkaip partnerį apdovanoti. Yra tekę įvairiose situacijose būti. Man atrodo, labai lengva yra toms įmonėms, kurios gali dovanoti savo produkciją, ją kažkaip šventiškai kasmet skirtingai pakuojant. Technologijų versluose dažnai tos prabangos nėra. Tiek klientams ar verslo partneriams jau ieškai kitų būdų. Bet dabar mes visgi taip žiūrime į skirtingas kategorijas, kas bus tie mūsų gavėjai. Ir atsiskiria, ko gero, viena dalis darbuotojai, kita mūsų verslo partneriai ar kažkurie kartais net kolegos iš kitų įmonių, kuriems norim atsidėkoti.
ir tada bandom suprasti, o kas juos nudžiugintų. Tai tikrai, kas iš karto išsibraukia iš mūsų akiračio, tai yra visos dovanos, kurios gaminamos netišku būdu. Tai natūraliai nebesidairom paprastų katalogų lengviausio kelio, labai ieškom unikalių kažkokių sprendimų. Tai gali būti, kaip ir Odetos minėta, galbūt knyga pagaminta, sukurta čia Lietuvoje, gali būti bendradarbiavim, pavyzdžiui, su kvepalų gamintojais Lietuvoje ir gaminam ofiso kvapą, kuris kurtų kažkokią kalėdinę nuotaiką. Kasmet ieškom įvairiausių tų idėjų. Ir tada ateina, ko gero, labai daug skirtingų kriterijų, pagal kuriuos jau pradedi galvoti. Vieną, kokio amžiaus ta auditorija. Pavyzdžiui, vienoje įmonėje darbuotojų amžiaus vidurkis būdavo 35+, dabar turime 22 metų jaunuolius. Tas toks vidurkis labai jaunas, tai supranti, kad ta dovana tikrai vėl labai įgauna tokių skirtingų kriterijų, kuriuos turi atsižvelgti. Bet kadangi, pavyzdžiui, šiuo metu daugiausia koncentruojamės į dovanas darbuotojams ir partneriams, jų yra daug, tai visgi ieškome labai tokių universalių, kartais mažesnį wow efektą turinčių dovanų, bet tokių, kurios būtų panaudojamos kasdieniai veikloje, buity ir tokios, kurios netaptų tik tai kažkokiu eksponatu ar papildoma realiai šiukšle, kuri nugula kažkur spintoje ir paskui nebetikė jokios naudos. Ką aš girdžiu, Ugne, iš pačios, tai tas praktiškumo toks aspektas labai svarbus, ar ne? Bet šalia to praktiškumo, ar žiūrite, jeigu tai yra dovana darbuotojams, ar ne? Ar yra kažkokios sritys, kur labiau norisi pastumėti darbuotojus į kažkokią veiklą, kryptį, užsiėmimą, dėl ko klausiu, nes, pavyzdžiui, pasaulyje apskritai didžiulė tendencija wellness produktų, tai yra kažkokios sveikatinimo srities produktų. Ir man atrodo, čia yra geras būdas organizacijai pakreipti kažkuria kryptimi, visus sakyti, žiūrėkit, man tai svarbu, mes į tai norime atsižvelgti, bet galbūt yra visiškai kažkokia kita sritis, kad būkite technologijose, čiūkite dirbtinį intelektą. Tai kokia yra jūsų ta noras, ar tokia apskritai turi tą viziją, kur norite pakreipti darbuotojus? Vizija, manau, labai nubrėžia ir biudžetas, kurį gali skirti. Aš labai puikus pavyzdys, iš tikrųjų, iš Wellness dovanų, prisimenu, mūsų CEO pernai gavo tokį rinkinį nuo kolegų, kitų CEO, tokių longevity papildų. Vienas antistres, kitas geram miegui ir trečias dar kažkoks. Tai tikrai dovana, kuri ir labai gerą tokią emociją sukuria ir juoką ir iš tikrųjų labai naudinga. Jeigu mes galvojam, kad tokią dovaną užsakytumėm visiems 500 darbuotojų, tai rizika būtų labai didelė, nes yra kažkoks papildų netoleravimas, rizika ir panašiai. Tai jeigu su dovana matom, kad nepavyksta sukurti to norimo elgesio, tarsi nedovanosi visiems kažkokios sporto įrangos, kai žinai, kad visų tų 500 darbuotojų, pavyzdžiui, pomėgiai yra labai skirtingi, tai mes bent jau bandom pasirinkti kitas kryptis, kurios irgi yra pozityvios. Tai kad ta dovana būtų galbūt labiau ekologiška, arba pagaminta vietinio gamintojo, arba pernai bendradarbiavom su Pirmų blynų socialiniu restoranu, kuris vėlgi mums padėjo įgyvendinti tą dovaną padaryti jaukesnę, gamindami rankomis tokius skanėstus. Mūsų darbuotojams irgi tai buvo labai toks smagus akcentas, prie jų dovanos priedas, tarsi prisidėjimas prie kažkokios socialinės veiklos. Tai ieškom tokių būdų. Iš tikrųjų nėra lengva, kai turi tam tikrą biudžetą, turi 500, pavyzdžiui, žmonių, kuriuos nori visus apdovanoti, jie yra 4 ofisuose, 3 pasaulio šalyse, kartais ir skirtingose klimato zonose, tai Filipinuose tikriausiai nedovanosi šiltų pirštinių, kaip galėtum ir Vilniui padovanoti. Tai žodžiu, daug tokių skirtingų momentų sueina, tai sakau, man prisijaukinti vien šitą temą užtruko kelis metus, tai dabar, jeigu mums šiuo metu atsiunčia kažkokius pasiūlymus, tai jau gal net sakyčiau pavėluoti, nes pradedam planuoti, galvoti rugpjūčio mėnesį. Odeta, ar pas jūs yra irgi tos pačios panašios tendencijos, kur atrodo, žmonės sako, viskas, aš nebenoriu bulvinių blynų, nebesiūlykit man čia tokių receptų, nes dabar mums yra aktualu, ką močiutės gamino Smetonos laikais. Aš čia improvizuoju, bet ar jaučiat, kad keičiasi mūsų visuomenė, keičiasi mūsų norai?
Tai išties galima, kiekvienais metais analizuojame, kaip šventiniu laikotarpiu mūsų svetainės lankytojai receptus renkasi. Tai kaip ir bebūtų, tų naujų idėjų yra ir ateina ir jos yra apžvelgiamos, tačiau tradiciniai, klasikiniai receptai yra mėgstamiausi. Ir visgi Kalėdos dažniausiai yra tradiciniai pasirinkimai, galbūt galima įdėti vieną, antrą kažkokį cinkelį. Na, kaip pavyzdį aš pateiksiu, aš pati prieš keletą metų pradėjau gaminti filipinietišką silkę ir jinai tapo tikrai šeimoje mėgstamiausia jau tikrai ne vienerius metus, tai atsiranda ir tokių. Tačiau didžioji dauguma, kad ir kaip mes žiūrėtumėm į tų naujovių įnešimą ir ten kažkokių tais patiekalų naujų pristatymą, ko žmonės ieško šventiniu laikotarpiu, ruošiasi tikrai labai smarkiai, tikrai svetainės apkrovimas yra didžiulis ir ieško, kaip susidėlioti savo šventinį stalą ir protingai viską susiplanuoti, nes aš manau, tas gruodžio mėnesio visų apkrovimas informacija, darbais, reikalais, vaikų užsiėmimais ir būreliais mus truputį išveda iš proto. Ir reikalingas labai visgi toksai struktūruotas požiūris į savo gyvenimą, į vakarėlius, nes ir vakarėlių daug, ir pas partnerius reikia nuvažiuoti, ir į vaikų šventės nueiti, ir pačiai priimti dovanas, kas ateina ir atvažiuoja, ir pasirūpinti savo bendruomenę. Tai, sakykime, tas geras planavimas ir planavimas šventinio laikotarpio namuose, kaip bebūtų, lietuviai, kad ir daug keliauja ir per šventes netgi yra populiaru išvažiuoti, bet turbūt kūčios ir Kalėdos yra vienos iš tų šventų švenčių šeimoje ir namuose. Tai klasika, sakyčiau, laimi. Kviečiu užduoti klausimus, nes liksite nesužinoję, ko nors labai svarbaus apie Kalėdų dovanas ir kasgi čia šiemet madinga. O Gabrielė, kaip pati jaučiat, ar jūsų srityje yra kažkokia tendencija, kur sakytumėt, iš tikrųjų štai kasmet tai pasikeičia? Ar vis tik, kaip minėjo Odeta, mes esame pakankamai konservatyvūs ir jau ką mėgstam, tai jau mėgstam ilgai? Iš tikrųjų būna visaip, mes gal esam tokie klientų patarėjai ir dešinioji ranka švenčių metu, tai mes nesam tokie, kur siūlom daryti taip, kaip daro visi. Tai mes sakom, kaip tik būkit unikalūs. Taip, šiais metais klientai vertina dovanas ar dėžutes pagamintas iš perdirbtų ar natūralių medžiagų. Verslai renkasi, paantrinsiu kolegę, irgi vietinius gamintojus, arba kad bent jau tai būtų Baltic ar ne, bet aš sakyčiau apskritai pati dovanų istorija labai keičiasi ir ta pačia sveikatos tema, ar ne. Anksčiau būdavo nesvarbu, kur yra pagaminta, būdavo tie patys alkoholiniai gėrimai, ar ne, tai dabar jau perina į nealkoholinius gėrimus, tai ir pačių nealkoholinių gėrimų pasiūla didėja, bet tuo pačiu ir paklausa. Tai mes einam per tai, kad, sakykime, jeigu mes paklaustume, kiek apskritai žmonių atsimintų, ar ne, dovaną, sakykime, prieš 2-3 metus, kur mes ten padarėm, nežinau, kas trendina tais metais, bet jeigu mes paklaustume, kokia yra įsimintiniausia ar originaliausia dovana, kokią jie yra gavę, tai tikriausiai pasakytų, kas tai yra ir nesvarbu prieš kiek laiko ir kada jie gavo tą dovaną, ar ne. Tai mes esame labiau tos pozicijos ieškoti unikalumo. Taip, tendencijos gali eiti šalia, bet tai nėra svarbiausias momentas. Iš tiesų, gal su tendencijomis yra tokia rizika, nes atsimenu, kad vienais metais gauni 3 powerbankus, kitais metais gauni 3 sėklas, iš kurių turi užsiauginti medį. Tai čia gal sakyčiau, kaip tik galėtų būti įmonių organizacijų strategija eiti prieš srovę ir nedaryti to, kas yra kaip tik madinga. Man yra visą laiką didžiausias klausimas, kas laimi, čekis ar fizinė dovana. Aš suprantu, klientui čekio gal nesiųsi partneriui, bet ypač, kai kalbame apie organizacijos darbuotojus. Tai nežinau, gal nuo jūsų pradėsim.
jūsų IT darbuotojams nuo Filipinų iki Vilniaus Cyber City? Yra buvę situacijų dar kitoj tech įmonė dirbant, kai tikrai ta tokia virtuali dovana paprasčiau net įgyvendinama ir naudingesnė, daugiau gal per COVID laikotarpį. Bet šiuo metu tikrai žiūrime tas labiau apčiuopiamas, paliečiamas ir tos tokias dovanas, kurios kartu ir tokia emocija didesnė atneša. Tai mūsų prioritetas kol kas yra toks, bet karts nuo karto pasvarstame, gal ne tiek irgi šioje įmonėje, bet kad tokią dovaną galėtų pakeisti kitokia idėja, pavyzdžiui, sukurtas kalėdinis renginys, į kurį tu sukvieti tam, pavyzdžiui, tikrą datą svečius. Tai, pavyzdžiui, savo įmonės darbuotojams šalia dovanų mes darom, tokia jau yra tradicija, gal net sakyčiau, dvi tradicijas. Viena yra darbuotojams, tai visuomet susitinkam ofise visas tas anetas apie 4000 žmonių kieme, karšto vyno, vaflių ir kažko tokio, bet kartu darom ir tokias šventes šeimoms. Tai į ofisą pakviečiam, pavyzdžiui, teatriuką arba kažkokius muzikantus, kurie specializuojasi vaikų pasirodymuose. Tai vat tokiais šiltais ir jaukiais būdais, tai mes dar tų dovanų nekeičiame, gal kaip papildymą darome, bet irgi matom labai didelę prasmę suburti bendruomenę, kad tai būtų irgi toks didesnė motyvacija gal pabūti kartu, įvertinti tą aplinką, kurioje mes esam. Na, jau dovanos, tai toks tik tai labai simbolinis dėkingumo ženklas. Odeta, pati asmeniškai čekį ar dovaną mėgsti gauti? Aš labiau mėgstu dovaną gauti, nebent masažo čekį, dar labai vertinu. Tai mes savo nedidelėme kolektyve tai kuriame tradiciją ir kiekvienais metais darome kalėdinius pusryčius, pasidarom tikrai prabangius pusryčius, visos susirenkam, kalbam apie metų planus, apie kokie buvo šie metai. Labai visų laukiama yra. Visada mes jau pradedam vasaros pabaigoje ieškoti tos tinkamos visoms datos. Ir sutarėm, kad nereikia pasilikti paskutiniai savaitai, nes paskutinė savaitė kelia daug įtampos. Tai anksčiau ir čia mūsų yra toksai esminis renginys, kur visos, nes mūsų kolektyve praktiškai yra vien tik moteris, tai susitinkam, sėdim prie stalo, visos valgom, kalbam ir tikrai nežiūrim į laikrodį. Tai tradicijos yra svarbu. Dovanos taip. Kiekvienais metais skirtingos. Tiesą pasakius, ne visais atvejais, aš sakyčiau, čekis yra bloga dovana. Man teko pačiai dovanoti kelionių čekius ir tada darbuotojai galėjo išsirinkti, kur nori ir kada keliauti. Tai tikrai praktiškai ir panaudojama dovana. Nors aš tiesą pasakius apie čekius galvoju taip, kad apie mane nieko nepagalvojo. Tiesiog nupirko už 50 ar ten, nežinau, kiek eurų išleido ir tokiu būdu, nežinau, net galima gal pasakyti, išsilaisvino nuo idėjų, galvojimo ir dėmesio skirimo. Tai, man atrodo, praktinė kažkokia tais dovana skirta tam žmogui, apie jį pagalvojant yra kur kas geriau negu tas tiesiog čekis, kuris šiaip ir dažnu atveju dar yra nepanaudojamas. Juk žinome, kiek yra visame pasaulyje nepanaudotų čekių ir išleistų tiesiog pinigų. Bet iš kitos pusės, kalbant apie dovaną, aš tikrai ką norėjau pasakyti, kai Gabrielė kalbėjo apie tas ir trendus, ir pačias geriausias dovanas, kad žmonės atsimena net ir prieš N metų jas gavę. Yra laikmetis. Vienu metu aš gavusi su banko logotipu rankšluostį, jį labai vertinau ir maniau, ir atrodė puikia dovana, arba kuprinė su logotipu, nes buvo praktiška gera dovana. Laikai keičiasi, žmonės keičiasi ir tos situacijos keičiasi. Tai labai yra svarbu neprašauti ir įvertinti, kokiame esi, kokioje aplinkoje. Bet turbūt, ką mes visi atsimenam geriausiai, tai yra netinkamos dovanos. Netinkamos dovanos, kurias gauni, kur
gauni vėl dar vieną kalendorių, dar vieną darbo knygą, dar kažkokį tais daiktą, kurio iš vis nežinai nei kur panaudoti ir padėti, ne va tai kokia statulėlė dulkių kaupimui. Tai aš manyčiau, visada reikia užduoti savo klausimą. Ar man reikalingas būtų toksai daiktas, dar viena gertuvė su įmonės logotipu, kur jau ir taip turbūt stalčiai neužsidaro nuo jų. Tai vėlgi norėčiau tik paantrinti kolegiams, kad mažiau yra daugiau. Jeigu jau nesugalvoji geros dovanos, tai gal geriau padovanoti valgomą dovaną, gėrimą, ar vyno butelį, ar aliejaus butelį, ar nealkoholinio kažkokio tais gėrimo butelį, negu bandyti verstis per galvą ir užsakyti tušinukų rinkinį su logotipais. Tai mano būtų toks požiūris. Taip, nežinau, Gabrielė, ar turėtum kažkokį paantrinimą, patvirtinimą dėl čekių. Spėju, kad gaunat užsakymų suprojektuoti madingiausios spalvos popieriaus čekį. Nežinau, kokia pagal Pantone spalva šiuo metu madingiausia buvo, kakava, dabar neaišku kokia. Ar vis tik čekiai eina į tokį asmeninių dovanų jau kraitelę? Žinokit, sakyčiau, gal yra dar tas pasiskirstimas, sako, čekis yra tinginių dovana, tai gal ir taip, gal ir ne, bet aš manau, kad tiek dovana, tiek čekis, jie abu yra gerai tada, kai jie yra apgalvoti. Blogiau yra, kai tu, kaip ir minėjo Deta kolegė, jeigu tu prašausi, tada yra blogai. Tai aš tai sakyčiau, kad svarbiausia yra, kiek tu to indėlio įdedi ir jeigu dovanoji, tikriausiai čekis gal yra lengviau šiek tiek nepataikyti, ar ne? Tai jeigu dovanojam čekį, tai vėlgi pagalvoti, koks tas čekis, taip pat kaip ir dovana. Jeigu dovanojam dovaną, tai koks tas turinys ir kokia mūsų idėja, ką mes norim pasakyti su savo dovana. Tai aš gal rinkčiausi tokiu būdu. Turime klausimą, ką pasiūlytumėte dovanoti lojaliems darbuotojams, pažymint 5 ar 10 metų darbo sukaktį organizacijoje. Ugne, pas jus yra tokių darbuotojų? Tikrai yra. Aš asmeniškai visada pabrėžiu, kad šiems darbuotojams padovanokime visų pirma bonusą, kad jie yra tiek daug metų su mumis. Antra dalis, man asmeniškai labai yra patikusi, dabar neprisimenu, kurioje organizacijoje, tai neklystu, čia buvo paminėti 5 metai, jei teisingai išgirdau. Taip, 10 prašė. Darbuotojams, kurie išbuvę tiek laiko organizacijoje, padovanoti savaitę papildomą laisvadienių arba tokį dovanų kuponą kelionėje atostogoms, kuris būtų pakankamai reikšmingas, kad žmogus iš tikrųjų galėtų už tuos pinigus ir įsigyti tą kelionę ir išvykti. Tai tikrai toks pakankamai gražus gestas. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet galbūt net ir mano buvusioje organizacijoje buvo dar toks įdomesnis variantas. Tai buvo galimybė, tik dabar nepamenu, ar po 5 ar po 10 metų išbuvus įmonėje, mėnesį laiko absoliučiai nedirbti ir pasidaryti tokį visišką refresh ir sugrįžti darbą tikrai su tokia meile ir išilgimu. Tai aš orientuočiausi į tai. Tikrai vertingos dovanos, nes esu tikra, kad šiuo atsakymu pasinaudos klausėjas. Jeigu turite dar klausimų, klauskite. Odeta, Gabrielė, jeigu turite kažkokių idėjų, ką čia tam vidutiniškai ilgai išdirbusiam žmogui padovanoti, tai prašom. Aš manau, kad atostogos yra nuostabi idėja. Pavyzdžiui, atostogos, kur gali pasirinkti žmogus už tam tikrą biudžetą ir tiesiog savaitę gal bent jau gauti. Tai aš manau, čia yra tikrai geras įvertinimas, nes kad ir kaip būtų populiaru dovanoti ten 10 ar 20 metų progo kokią auksinę monetą arba laikrodį, visgi reikia pagalvoti, kad žmonės turi jau savo galbūt laikrodžius, gal nešioja smartwatchus, nes aš irgi esu gavusi tokį laikrodį. Ir kaip būtų gaila, tu jo nesirenki ir ypatingai su logotipu tokio aksesuaro. Tai aš manau, tas praktiškumas, jisai kur kas geriau įsimena, nes daiktų mes turime visi dabar labai daug. Mes su jais kovojame su daiktais, ofisuose, namuose. Tai galvokime apie
gerą laiką, apie emociją, apie tai, kas tau būtų faina tuo metu, ar ne? Nes daiktais jau tos laimės mes nebesukursim, daiktų laikai baigėsi, turime įsijungti kūrybiškumą ir sugalvoti kažką naujo. Tai Ugnės idėja, aš manau, ta patirtis, tai tikrai labai gera idėja visiems. Turime klausimų, kokią sumą rekomenduotumėte skirti vieno darbuotojo dovanai? Galiu pakomentuoti. Tai visų pirma, būtų naudinga gal sužinoti, kiek darbuotojų yra įmonė. Tai esu tikrai labai nuostabių mačiusi dovanų, kai įmonėje yra 20 darbuotojų ir gali padovanoti, nežinau, šlepetės už 100 eurų ir panašiai. Visai kas kita, kai tų darbuotojų yra 500 ar 1500. Tai tada tos dovanų kainos darbuotojai dažniausiai būna 30-50 eurų. Jeigu įmonės biudžetas neleidžia, to gali būti ir 10 eurų, o tai gali būti ir tiesiog šventė, kur kaina per žmogų gaunasi 5 eurai, bet kiekvienas iš jų turės galimybę ateiti, išgerti to karšto vyno, arbatos, valgyti pyragą kartu ir panašiai. Tai tiesiog pasižiūrėti savo situaciją, ko gero reikėtų. Aš dar gal papildysiu kolegę, kaip mes darom su savo klientais, kurie, sakykime, irgi ateina pas mus ir sako, na, neturim didelio biudžeto, bet reikia kažką padaryti. Tai ką darom mes vėlgi pasižiūrim kūrybiškai, tai gali būti personalizuota labai šilta žinutė kažkokia, ar ne, tas pats atvirukas, jeigu liečiam tvarumo temą, ar ne, tai siūlyčiau žiūrėti kūrybiškai ir siūlom klientams ir labai šitas dalykas pasiteisina. Aš, Gabrielė, dar turiu pačią klausimą dėl pakuočių. Na, vienu metu atrodė, mes tik kratėmės, sakėme, nieką nepakuojam, kuo mažiau įvairiausių maišelių, popierių ten ir panašių grožių. Kokia dabar ta tendencija? Net pakuočių tvarkytojai, rūšiuotojai sako, kad štai juodos spalvos nenaudokite savo pakuotėse, nes tai jau yra mažiau tvari spalva, sunkiau perdirbama negu kitos. Tai kaip čia dabar yra su pakuotėm? Taip, tai apskritai pakuotės klientai renkasi iš perdirbtų arba natūralių medžiagų, bet ir tos pačios, jeigu jau imtume tendencijas ar ne, šių metų labai dėkingos yra spalvos, nes yra žemės tonai, kas nesenai sužinau, kad klientam asocijuojasi su tvarumu. Tai yra šilta ruda, kavos atspalviai, žalia spalva ar ne. Tai šios spalvos ir yra šių metų prie tendencinių spalvų, bet aš neakcentuočiau apskritai tik pakuotės ir dizaino, nes, vat, kaip ir kalbėjom, ir ką ir kolegės paminėjo, na, tas išskirtinumas, unikalumas ar ne, nedaryti to, ką daro visi. Tai aš siūlyčiau rinktis ir akcentuotis 2 momentus, nes pakuotė, jinai yra tik dalis dovanos. Tai svarbiausia yra momentai, kai mes dovanojam įmonės vardu, tai mes turime galvoti ir apie siuntėją, ne tik apie gavėją, ir pagalvoti, ką sako mūsų dovana. Tai iš esmės taip, vis daugiau dėmesio yra skiriama pakuotei ir atidžiau yra renkamasi ir spalvos, ir pati pakuotė, bet ir iš mūsų pusės klientai nori, kad pakuotė jau nuo viršelio atspindėtų, ar ne, kokio tai yra brando, bet kliento kelionė prasideda ne tik nuo pakuotės, tai yra nuo pirmo kontakto, ar ne, taip, tai yra atidarimas, tai yra tas prisilietimas, popierius, spalvos, galiausiai kvapas, ar ne, bet jeigu mes norim to wow efekto, tai iš esmės šiai dienai nebeužtenka tik dėžutės gražaus dizaino ir eko spalvų. Žinokit, spaudžia mus klausytojai klausimais, reikalauja iš jūsų atsakymo. Originalių dovanų, madingiausių B2B dovanų, prašom skubiai pasakyti, kokie yra tie pavyzdžiai. Klausia, ką padovanoti galima nekilnojamo turto sektoriaus partneriams. Tai
Man atrodo, čia mes daug jau idėjų išsakėme ir be to tie žmonės, kurie netrukus pristatys savo dovanas, manau, ten išgirsite naujų įdomių idėjų, ką galima dovanoti. Bet yra dar toks klausimas, reikia idėjų welcome kitui, naujai atėjusiam darbuotojui, ką įdėti jam į krepšelį, kaip palinkėjimą matyti tokį gražų, kad sėkmingai dirbtųsi. Turite idėjų, merginos? Aš galiu su savo patirtim pasidalinti. Tai tuos welcome kitus įvairius esame formavę ir labai įdomiai juos performuoju po to, kai matai, kaip jie iš tikrųjų prisitaiko. Dar prieš 5 metus, ko gero, buvo labai madinga dovanoti naujokui kažkokią kokybišką kuprinę, kompiuterio dėklą, kartu gertuvę, marškinėlius ir dar kažkokias smulkmenas. Tai neatmešiu tų galimybių ir išlaikyti panašaus tipo tą welcome kitą, bet su laiku, bet nežinau, kiek įmonė yra darbuotojai, bet, pavyzdžiui, kai yra tų darbuotojų 100, tai irgi pradedi jausti tam tikrą tokią eko atsakomybę, dovanoti kelis šimtus tų kuprinių per metus, kai paskui matai, kad galbūt darbuotojas merginos vis tiek vaikšto su savo madingais rankinukais ir tų kuprinių nenaudoja. Tuomet pradedi ieškoti skirtingų būdų, arba yra mums tekę irgi pastebėti, dovanojam tam tikros formos marškinėlius, kurie buvo labai tikrai trendiniai, gaminti Lietuvoje, lietuvių dizainerių. Ir matai, kad žmonės jų nešioja visai kitą modelį, kurį galbūt kitą progą dovanojam. Tai vėl tu tą tokį krepšelį adaptuoji, bet mūsų požiūris galbūt toks yra. Tai jeigu dovanojam tokį daiktą, kuris būtų naudojamas arba reikalingas, kaip, nežinau, pavyzdžiui, kompiuterio dėklas, kur tikrai tau padės apsaugoti ir patį kompiuterį, kurį tu duodi darbuotojui, ir jis reprezentuoja kažkiek įmonę, arba ta pati kuprinė, kurios mes iki šiol neatsisakėm, bet irgi renkamės ją tokią etiškiau pagamintą negu galbūt kažkada. Ir tuomet tikrai pergalvoti kitus momentus, kaip tas gertuves, kurias Odeta minėjo, kurių visi turi, ypatingai šiais laikais, kai keičia darbovietės gana dažnai, ar tikrai jų reikia. O viena iš tokių įdomesnių idėjų, kur pastebėjau šiais metais, kad iš tikrųjų duoda darbuotojams pasirinkti. Tai yra toks tarsi vidinis online shopas, kur žmogus gali išsirinkti tuos 3 daiktus ar 4, kurie būtent jam būtų naudingi. Tai jei reikėtų dabar iš naujo daryti, aš manau, galvočiau apie tokią galimybę, kur žmogus gali pats išsirinkti iš pateiktų galbūt 10 skirtingų variantų. Taip, beje, matyti, kiek įmanoma personalizuoti dovanas, tai čia būtų visų tikslas ir noras, nes vienareikšmiškai asmeninė, tau asmeniškai kuo geriau pritaikyta dovana, tai čia tikrai yra matyti labiausiai vertinama. Turime klausimą matyti apie laikmetį, kuris susijęs, ką Odeta minėjo, kad reikia žiūrėti, koks yra laikmetis, kas vyksta aplinkoje, kas yra aktualu. Ar paukojimas socialiniai iniciatyvai vis dar laikomas dovana? Mes aukojom, visi žinom, kam Ukrainai, matyti, praėjusie metai buvo tokie, anksčiau gal aukojom kačiukam, šuniukam, vaikams sergantiems ir panašiai. Ar prisidėjimas prie socialinių iniciatyvų dovana? Galiu ir vėl aš pakomentuoti. Iš tikrųjų, manau, tai požiūris toks, kad prioritetą teikiam, kad įmonė turėtų biudžetą kažkokiai socialiniai veiklai aukojimui. Jeigu yra atskiras biudžetas dovanoms, tegu jis išlieka dovanoms ir labiau orientuotas į gavėją. Tai yra gavėjo pasirinkimas, kaip jis tą dovaną išleis, ar jie pasinaudos. Bet būna situacijų, kai tas biudžetas tarsi turi arba į vieną, arba į kitą pusę nukrypti. Tikrai esu mačius gražų, jei neklystu, ar Swedbank, ar kažkurio banko pavyzdį, ar galbūt telekomunikacijų kažkurio tiekėjo, kai tikrai dalį dovanų darbuotojams draugiškai visi sutarė skirti, ko gero, Blue Yellow. Tai bendruoju sutarimu įmonės viduje taip, dovanoti, pavyzdžiui, verslo partneriams auką paties pasirinktai organizacijai, bet truputį tikriausiai tą dovanos idėją ir tikslą kaip ir paneigė iš principo.
Taip. Gal papildyčiau dar, kad priklauso ir nuo įmonės strategijos, ar ne? Nes jeigu, sakykime, mes turim, įsivedinėjom naują verslo kryptį, einam į socialinę atsakomybę, tai tada taip, bet jeigu yra galimybė, tai siūlyčiau gal irgi bandyti išskaidyti ir tikrai nedovanoti, kaip ir kolegė Ugnė paminėjo, kaip aukos ar ne kažkokios, tai labai reikėtų irgi iš tos etikos pusės pasižiūrėti ir jeigu yra galimybė, tai sakyčiau netgi paskirstyti, ar ne, galbūt kažkokia dalis ten yra, mes aukojam ar ne kažkam, kita dalis, vėlgi tas segmentavimas, tai atsiskirti, kam yra kas. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, žinau, kad yra daug klausimų dar prikritę, bet tiesiog šiuo metu jau nepajėgsim atsakyti, tikiuosi, kad per pičius, per prisistatymus gausite atsakymus, bet pagrindinis patarimas trumpas šiems metams. Kokia būtų ta geriausia jūsų manimų dovana, ar galbūt ne konkrečiai kokia, bet ką turėtų jie atspindėti. Tai kviesiu iš eilės ir tuo pačiu atsisveikinsiu su tuo paskutiniu klausimu. Odeta Blažienė, Beatos virtuvės vadovė. Mažiau yra daugiau. Neapsikrauti dovanom. Tikrai nereikia visiems dovanų dovanoti ir apie kiekvieną. Ir nenorim ir vaikam dovanoti 10 dovanų. Susikoncentruokime geriau į vieną, kokybiškesnę ir netidėkime paskutiniai minutiai. Tai less is more. Laikykime šito principo, daiktų visi turime ir neskubėkime. Tiesiog pradėkime galvoti jau dabar. Ačiū tau, Odeta. Ugnė Padarytė, DSNF įmonės CyberKey darbdavio įvaizdžio ir komunikacijos vadovė. Pritariu pilnai Odetai. Ir jei reikėtų pasakyti trumpai, tai naudojamas, praktiškas daiktas arba dar geriau skaniai suvalgomas, išgeriamas. Tai tikrai žinai, kad ta dovana jinai neprapuls ir gal kartais neturės net ir to wow efekto, bet tikrai tuo metu, kai jie bus mėgaujamasi, bus apie jūs pagalvota geruoju. Ačiū tau, Ugnė. Ir Gabrielė Vitovskytė, kūrybinės agentūros Impress projektų vadovė. Jos patarimas. Žiūrėti į dovaną kaip į komunikacijos priemonę, tai būti unikaliems, ieškoti išskirtinumų ir dovaną rinktis taip, kaip rinktumėt geriausiam draugui. Ačiū labai, man atrodo, aiški šių metų kryptis, geriau mažiau, bet tokias dovanas, kurias būtų tiesiog smagu kartu suvalgyti, suvartoti arba jomis tiesiog pasidžiaugti. O kokios yra tos dovanos? Dabar perduosiu žodį savo kolegijai Livijai, kuri ir sudarė šių metų puikiausių dovanų katalogą. Livija padės prisistatyti mūsų katalogo dalyviams. Livija, žodis tau. Sveiki, tai ačiū dar kartelį visiems ekspertams už puikias idėjas ir puikias įžvalgas. Dabar kviečiu pasisemti įkvėpimo ir išgirsti skirtingų įmonių pristatymus. Tai šių pristatymų metu sužinosite, kaip šiais metais galite nustebinti savo klientus ar partnerius ar šiaip kolegas su laiko patikrintomis, o gal visai neįprastomis ir patyriminėmis dovanomis. Ir žinoma, išgirsti apie specialias nuolaidas ir specialius pasiūlymus būtent šio renginio dalyviams. Tai pirmosios sceną kviečiu Aštru, tai aštrių padažų gamintojai ir vienintelė tokia Lietuvoje tik aštrių produktų parduotuvė. Ir idėjas pristatys pats įkūrėjas ir vadovas Liudas Pranskevičius. Kviečiu. Sveiki visi. Buvau pasiruošęs, tiesą sakant, skaidrės, kurias dar ir vakar repetavom. Bet išgirdęs rekomendacijas dovanų nusprendžiau jomis nesinaudoti, nes tai, ką jūs rekomenduojate, apie ką jūs kalbate, tai yra wow efektas, išskirtinumas ir mažiau yra daugiau, tai čia visiškai yra mano produktas, ar ne? Tai jeigu taip nuo pat pradžių, esame vietinė čili kompanija, tai reiškia patys auginame pipirus, čia pat vietoje Halės turguje esame įsikūrę, turime gamybos cechą ir pirmą ir tokią vienintelę Lietuvoje tik aštrių produktų parduotuvę, Chili Shop, žinoma. Ir šiais metais labai stipriai patobulėjame, išdirbame produktą be čili padažų gamybos ir auginimo pipirų. Dar ką darom, tai važinėjame po renginius. Tai nėra ypatingai dar įprasta pramoga, tai galime atvažiuoti į bet kurią Lietuvos lokaciją
suderinę pagal jūsų poreikius, sakykime, edukaciją apie aštrumus, degustaciją aštrumo. Kodėl, bet čia jau prieisime prie wow efekto. Wow efektas šitoje vietoje yra tame, kad aštrumų žmonės atsimena labai ilgai. Ir sutinku žmonių, kuriuos esu pavaišinęs ir prieš porą metų kokiam nors renginį ir sutinki jį vėl ir sako, aš tave atsimenu, tu man davei tą ir aną. Tai va, tai aštrus maistas yra daugiau negu maistas. Tai yra emocija, tai yra patirtis ir, kaip minėjau, žmonės tai prisimena labai, labai ilgam. Išskirtinumas dovanose galėtų būti tame, kad mūsų jau išbandyta praktika, kad mes kuriame padažus pagal jūsų poreikius, kuriame unikalias etiketės, tai gali būti jūsų įmonių etiketės pritaikytos visiškai, galime mes patys savo praktiką remtis ir kurti kažką unikalaus. Ir čia už manęs matyti įvairiausių produktų, kuriuos kūrėme ne tik tai savo pirkėjams, bet ir kitoms įmonėms. Ir tas pats wow efektas, tai gali būti mažytis indelis padažo, kaip nepagrindinė dovana, bet toks mažytis Carolina Reaper stiklainėlis, ar ne? Carolina Reaper yra vienas aštriausių pasaulyje pipirų ir patikėkit, žmonės, gavę tokią dovaną, prisimins jūs tikrai labai ilgai ir gali būti, kad ir ilgai laikys šaldytuve ir kiekvieną kartą gamindamas savo maistą, jisai pamatys ir prisimins ir žinos. Ir tai yra wow, ir tai yra mini, ir manau, kad visiškai atliepia šiandieninės tendencijas dovanų. Tai va, mano kontaktai yra kataloge, jeigu domina konkretus pasiūlymas, mes būtinai pritaikysime ir kažką atrinksime unikalaus. Visą mūsų produkciją galite paragauti ir pamatyti Halės turguje esančioje parduotuvėje, o mūsų e-shopas visada atviras. Ten bent vizualiai galite pamatyti, pažiūrėti, paskaityti ir visada jūsų laukiu su jūsų pasiūlymais ir norais ir aštrumai kuriami jau Lietuvoje ir nebereikia kažkur žvalgytis ir visą tai darom natūraliai ir širdingai. Tai ačiū Jums už laiką ir susisiekime. Tai ačiū Liudai labai Jums už pristatymą. Tai iš tikrųjų, jeigu Jums dalyviai kyla klausimų irgi pranešėjams, pitchintojams, idėjų siūlytojams, tai tikrai labai kviečiu naudotis Slido platformą ir užduoti jiems klausimus taip pat, jie Jums tikrai būtinai atsakys. Na, o toliau nieko nelaukdama, savo idėjas kviečiu pristatyti 1000 Bubbles. Tai yra išskirtiniai šampanai, nealkoholiniai, iš Prancūzijos vynuogių, sukurti su tradicija, elegancija ir meilė kiekvienam iš 1000 burbuliukų. Taigi virtualią sceną kviečiu pardavimų vadovą Mindaugą Daškevičių. Sveiki, mėlyjeji. Aš tikrai pritarsiu, kad oras nuostabus ir puikia proga pakalbėti apie kalėdas ir kalėdinės dovanas. Taigi tenka pripažinti, kad dovanų tema dažnai įmonėse tampa sudėtinga ir varginančia užduotimi. Ką būtent dovanoti? Daiktus ar patirtis? Kaip tilpti į biudžetą? Kaip palikti teisingą įspūdį apie save ir galiausiai kaip neužsiversti ofiso dėžėmis ir viską tinkamai supakuoti ir laiku išsiųsti kiekvienam gavėjui. Mes sakome, to rūpesčio jums nereikia. Mes esame 1000 Bubbles, moderni šampano importo, distribucijos ir edukacinių renginių organizavimo bendruomenė. Mūsų tikslas supažindinti jūs su mažųjų šampano gamintojų pasauliu taip, kad jis būtų artimas ir suprantamas kiekvienam. Tiems, kurie ieško patyriminių dovanų, galime pasiūlyti degustacijas ir renginius su mumis. Tai puikia galimybė įmonėms stiprinti komandą ir išmokti kažką naujo, kurti išskirtinį įvaizdį bei suteikti savo partneriams ir klientams įsimintiną patirtį. Mūsų profesionalų organizuojamos degustacijos leidžia ne tik mėgautis, bet ir sužinoti, kaip gimsta šampanas, kuo skiriasi mažieji šampano namai nuo industrinių gamintojų, kaip atpažinti kokybę ir ne tik. Galime pasiūlyti nestandartinės degustacijų formatus, taip pat degustacijas rengti tiek jaukioje įmonės erdvėje, renginiuose ar jūsų pasirinktoje vietoje pritaikant turinį pagal tikslą, komandos formavimą, klientų priėmimą ar šventę.
Šventiniam laikotarpiui paruošėme jums ne tik degustacijas, bet ir aukščiausios kokybės originalias dovanas su pilnu servisu, nuo parinkimo iki pristatymo gavėjui. Taigi, kuo mes esame išskirtiniai? Visų pirma, kruopščiai atrinktais premium produktais. Tai autentiški burbuliukai iš mažųjų namų gamintojų, taip pat ir subtilūs priedai. Kaip pavyzdys gali būti prancūziški šampano regionės vynogių ūglių smilkalai, šampano skonio arbatos ar antram gyvenimui iš šampano butelių prikeltos rėjų žvakės. Taip pat tai ne tik sunaudojamos dovanos, bet ir išskirtinė patirtis. Rinkiniai atkeliauja su degustacinėmis kortelėmis, padedančiomis lengviau įsigilinti, suprasti tai, ką ragaujate ir diskutuoti kartu su kolegomis. Esame labai lankstus, rinkiniai gali būti pritaikyti pagal jūsų poreikį, skonį ir biudžetą. Taip pat jums jokio galvos skausmo dėl dovanų logistikos. Mes turime tiesioginį kontaktą su Kalėdų seneliu, todėl pasirūpiname, kad dovanos sutartų laiku pasiektų kiekvieną gavėją nurodytų adresu. Be abejo, užsimam personalizaciją, galime pridėti priedus, jūsų sveikinimo atvirutes. Mūsų tikslas - nuimti visus rūpesčius nuo savo kliento pečių ir sukurti dovaną, kuri ne tik atrodo patraukliai, bet ir palieka didelį emocinį įspūdį gavėjui. Mes tikime, kad dovana turi būti daugiau nei formalumas. Jie turi parodyti dėmesį, išskirtinumą ir palikti šiltą prisiminimą. Tegul šventės neša džiaugsmą ne tik dovanas dovanojantiems, bet ir jas gaunantiems. Susidomėjusis kviečiu susisiekti nurodytais kontaktais. Visiems Lima nariams paruošėme spec pasiūlymus išankstiniams užsakymams iki lapkričio 10 dienos. O jeigu jums smalsu, kviečiu pažiūrėti mūsų turimą asortimentą ir prisijungti prie mūsų kuriamos bendruomenės. Užsukite mūsų adresu www.1000bubbles.lt. Iki susitikimų. Ačiū labai už puikų pristatymą. Na, dabar po svaigių šampano burbuliukų pridėkime šiek tiek prieskonių ir kviečiu The Pepper Queen. Tai gurmaniškos skonio kampoto pipirai iš Kambodžos. Na ir verslo dovanas pristatys pati įkūrėja Rūta Lasauskienė. Sveiki visi, mano vardas Rūta ir aš esu The Pepper Queen įkūrėja. Noriu, kad kuo daugiau žmonių ant savo stalo turėtų tik geriausius pipirus. Šiais metais kviečiu dovanoti retą kulinarinį lobį, kuris kiekvieną valgį paverčia gurmanišką patirtimi. Trumpai jums pristatysiu, kas yra kampoto pipirai. Kampoto pipirai yra auginami Kampoto provincijoje Kambodžoje, iš ten ir kilęs jų pavadinimas. Tai yra geriausia vieta augti pipirams. Tropinis klimatas, 2 sezonai, lietaus ir sausasis, Damreikamnų papėdė, jūros artumas, netolies ir Mekongo delta. Tai yra kvarcų ir kitais mineralais turtingas dirvožemis. Ir štai tokiomis idealiomis sąlygomis bręsta piper nigrum augalo uogos, kas ir yra kampoto pipirų šaltinis. Kampoto pipirams patvirtintas saugomas geografinės nuorodos statusas. Tai yra aukščiausio lygio unikalių produktų pasaulinis pripažinimas, pagal kurį kampoto pipirai rikiuojasi tose pačiose gretose kaip konjakas ir žinoma šampanas. Tai yra įsimintina verslo dovana, suteikianti gurmaniškos elegancijos šventiniam stalui. Dėl puikaus subalansuoto skonio, kompleksiško aromato, kuris atsiskleidžia palaipsniui, daugelis jos laiko geriausiais pipirais pasaulyje. Kampoto pipirai puikiai išryškina gaminamo patiekalo ingredientus, tačiau nedominuoja. Užlieja maloni šiluma gomuryje, o neskvarbus aštrumas. Mes esame kampoto pipirų importuotojas ir autorizuotas platintojas Lietuvoje bei kitose Europos šalyse. Siūlome jums šios gurmaniškus pipirus tiesiai iš pipirų plantacijos Kambodžoje. Supakuota vakuume pačioje pipirų plantacijoje, taigi turime ilgai išliekančią aromato puokštę ir šviežią skonį. Paruošėme dovanų rinkinius medinėje dėžutėje su graviruotu logotipu.
Norint suasmeninti dovaną, galime medinėje dėžutėje graviruoti jūsų įmonės logotipą ir pridėti atviruką, ranka rašytą atviruką su nuoširdžiais linkėjimais jūsų vardu. Turime ir mažesnių rinkinių, kampoto pipirų rinkinių, simboliniai dovanai teikti ir didesnių rinkinių, kuriuose rasite ir fermentuotus kampoto pipirus, ir šviežiai sūdytus žaliuosius kampoto pipirus. Būtent šie pipirai yra vartojami nemalami. Jie minkšti ir tuo pačiu traškus. Tarytum pipirų igrai. Suteikite gurmaniškos elegancijos šventiniam stalui. Susisiekite ir atsiųsime specialų pasiūlymą jūsų įmonei. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai už pristatymą. Na, dabar ekrane Elpromo. Čia prasideda dovanų paieškos, gimsta istorijos, netikėčiausias idėjos ir šventinė magija. Taigi atraskime jas kartu su direktoriumi Tomu Galciku. Prašom į sceną. Gerą dieną visiems. Ačiū už šaunias idėjas, kurias matėme, jų dar matysime daugiau. Tačiau šiandien noriu Jums pristatyti ne vieną konkrečią dovaną, o vietą, kurioje galima rasti 10 000 dovanų idėjų. Tai yra elpromo.lt. Klientai kartais elpromo vadina marketingistų džiaugsmu. Ir ne veltui. Tam yra 3 priežastis. Tai patogu, paprasta ir aišku. Pas mus patogu. Įsivaizduokit, daugiau nei 70 000 idėjų vienoje vietoje. Nuo praktiškų smulkmenų iki išskirtinių prabangių dovanų. Ir nesvarbu, ar tos dovanos skirtos jūsų klientams, partneriams, darbuotojams, idėjų rasite čia tiek, kad užteks ne tik šiems metams. Ir kas svarbiausia, juk kiekviena įmonė turi skirtingus biudžetus. Vieniems reikia praktiškų dovanų, kurias darbuotojai galėtų naudoti kasdien, kiti ieško emocijų, treti nori visiškai išskirtinių ir originalių sprendimų. Ir visą tai galima rasti vienoje vietoje. Pas mus aišku. Kainą su logotipu čia apskaičiuojame per 1 sekundę. Skaidru, greita ir be jokių paslėptų žvaigždučių. Ir sutikit, kad kai turit suplanuotą konkretų biudžetą kalėdiniams dovanoms, tai aiškumas yra tai, kas jums reikalinga šiandien. Pas mus yra paprasta. Dovanos ir dovanų rinkinius galima supakuoti ir pristatyti tiesiai jūsų gavėjams. O jei ieškote ypatingos išskirtinės dovanos, turite tiesiog idėją, tai mes pagaminsime bet kurią jūsų idėją. Elpromo specializacija yra verslo dovanos ir suvenyrai. Šioje srityje mes dirbame virš 18 metų ir turime sukaupę itin didelį dovanų pavyzdžių pasirinkimą. Juos galite įvertinti atvykus pas mus į biurą arba tiesiog pavyzdžių, dovanų pavyzdžius galime pristatyti tiesiai pas jūs į biurą. Iš tiesų tai esame dėkingi šimtams klientų, kurie pasitikė ir kasmet renkasi Elpromo. Tačiau jeigu jūs dar nespėjote išbandyti, labai kviečiame tai padaryti. Nes pas mus rasite ne tik kalėdinės dovanas, gaminame reklaminius stendus, firminę aprangą, reklaminę spaudą ir dar daugelį gražių idėjų. Bet šiandien jau kalbame apie kalėdas. Todėl norime jūs pirmieji pasveikinti jau dabar ir padovanoti ne tik idėjų, bet ir šiek tiek energijos. Paruošėme jums sveikuolišką dovaną. 3 metrus apelsinų ir sulčiaspaudę, kurią atsiųsime kartu jums su užsakymu, kad kartu su kolegomis galėtumėt pasikrauti energijos, kūrybiškumo ir įkvėpimo. Daugiau apie šią dovaną galėsite rasti informacijos elpromo.lt /dovana. Na, o įkvėpimo kalėdinėms dovanų idėjams, kaip jau žinote, geriausiai ieškoti ten, kur jos gyvena. elpromo.lt. Čia gyvena kalėdinės reklamos idėjos. Tomai, ačiū labai, buvo labai įdomu klausytis. Na, taip pat noriu dar priminti, kad dalyviai galite užduoti klausimus pristatantiems verslo dovanų idėjas per platformą Slido su kodu LIMA. Tai jeigu kyla klausimų, norite daugiau detalių, tai tikrai drąsiai klauskite. Na, toliau Make Heads Turn. Tai lietuviškas prekės ženklas, kuriantis žaismingus aksesuarus, leidžiančius drąsiai išreikšti savo asmenybę ir suteikiantis išskirtinumo. Taigi dovanų idėjas pristato skaitmeninio marketingo strategija Kamilė Butkevičiūtė. Sveiki visi.
Tai, kaip ir minėjau, atstovauju lietuviško dizaino prekės ženklą Michael Stern. Turbūt mus gali žinoti dėl ženkliukų, bet gaminame ne tik juos ir jeigu nežinote mūsų, tai šiek tiek prisistatysiu. Tai mes jau gyvuojame daugiau nei 13 metų, turime vieną fizinę parduotuvę Vilniaus senamiestyje. Tai, kaip ir minėjau, gaminame ženkliukus, magnetus, lipdukus, raktų pakabukus bei knygų skirtukus. Čia yra mūsų pagrindinės produktų kategorijos, kuriuose viską ir gaminam. Tai dabar šiuo metu mes turime daugiau nei 200 skirtingų produktų dizainų, kuriuos kuriame mes patys. Tai jeigu galvojate apie dovanas ir didelius užsakymus, mes galime juos pristatyti per vieną darbo dieną ir taip pat jiems pritaikysim didmeninės kainas. Tai taip pat turime kitą pusę, tai individualaus dizaino produktus, tai kam galėtumėt juos kurtis, tai galbūt dovanoms, šventėms, renginiams, merčui ir skirtingom visom tom paskirtim, ką galite matyti čia ir jų yra tikrai dar daugiau. Tai ką svarbu žinoti prieš užsakymą, tai kad gaminame ženkliukus nuo 50 vienetų, gamyba trunka 20 darbo dienų, kaina priklauso tiesiog nuo kiekio ir dydžio, o dizainą, kaip ir minėjau, galima sukurti tiek mes, kadangi turime dizainerę, arba galite atsiųsti dizainą mums ir mes jau padarysim visą įgyvendinimą. Tai kaip atrodo mūsų užsakymo procesas, tai jūs pasidalinate idėją arba dizaino, pagrindinę informaciją, kurią mums reikia žinoti. Tada mes sugrįžtame pas jumis su techniniu maketu, jį pasikoreguojame, pasitvirtiname ir jums tiesiog belieka laukti užsakymo ir galutinio produkto. Taip pat ženkliukams turime keletą pakuočių variantų, tai korteles arba dėžutes. Dirbame su šitais prekiniais ženklais jau daugelį metų ir ne po vieną kartą. Tai džiaugiamės šiais bendradarbiavimais ir ačiū Jums, kad išklausėt. Jeigu norit sužinoti daugiau apie mūsų prekinį ženklą, apie mūsų paslaugas, produktus, galite visą informaciją rasti mūsų internetinėje svetainėje michestern.lt arba parašyti mums elektroniniu paštu arba tiesiog užsukti mūsų fizinę parduotuvę Vilniaus centre Didžioji gatvė 8. Tai va, ačiū. Ačiū Jums. Na, dabar netikėtas dovanas iš Gitana. Tai įrankių ir renginių gamintojų atstovo Lietuvoje, aprūpinančio statybos ir pramonės įmonės kokybišką produkciją. Na ir savo verslo dovanų idėjas pristatys Tomas Bružas. Kviečiu. Labą popietę visiems. Aš Tomas Bružas iš įmonės Gitana. Trumpą video pradėsiu su mūsų apžvalga, kuo mes užsiimam, tai profesionaliai įranga ir įrankiai pramoniai, statyboms ir servisui. Čia, jeigu dar kas nežino, tai 10 parduotuvių Lietuvoje, 3 Latvijoje, 1 Estijoje. Nuo spalio 1 laukia labai daug paruoštų ypatingų pasiūlymų, o šiandien šiam neeiliniam renginiui turime paruošę 3 ypatingus pasiūlymus. Tai yra Vokietijoje sukomplektuoti vokiečių gamintojų advento kalendoriai. Jūs labai lengvai rasite apsilankę gitana.lt svetainėje ir paieškos laukelėje tiesiog įrašę žodį advento. Dabar papasakosiu apie kiekvieną iš jų. Tai pirmiausia Flex advento kalendorius. Jame rasite akumuliatorinį suktuką. Jo užveržimo jėgai reikia 7 Nm, kad įsivaizduotumėt, ką tai reiškia. Tai įprastai su atsuktuvu užveržiame iki 5 Nm. Tai baldiniai furnitūrai surinkinėti pilnai pakanka tokio daikto. Taip pat rinkinyje yra atidarytuvas, kišeninis žibintuvėlis, angalių rinkinys, dėtuvėje grąžtai plytoms betonui, 2 metrų išlankstoma liniuotė, taip pat žymeklis su keičiamomis grafitinėmis šerdėmis bei peilis su laužomomis geležtėmis. Sekantis kalendorius tai yra gamintojo Vera. Jisai turi specialius laikiklius, juos galima tvirtinti prie sienos, patogu labai dirbtuvėse, garažuose. Ir šiame, komplekte, ką ras klientai,
tai elektrikams skirtus atsuktuvus, tai formos atsuktuvai, tai kai reikia didesnės jėgos užveržimo. Ir mums jau įprastos formos atsuktuvai, tik kuo jie yra ypatingi, jų geležtė yra per visą korpusą, todėl šie atsuktuvai skirti ne tik sukti, bet ir nesmarkiai pakaltuoti. Pavyzdžiui, jeigu reikia plytelę atplėšti ar lentą nuo sienos, galite naudoti šį atsuktuvą kaip kaltą. Taip pat yra komplekto atidarytuvas, kas be abejo aktualu šventėm. Yra keletas mikroatsuktuvų elektronikai, taip pat yra siauroms vietoms keletas smulkių atsuktuvų su žemu korpusu. Ir paskutinis, tai gamintojo KS Tools advento kalendorius. Jame taip pat yra akumuliatorinis suktuvas, kuris gali būti arba L formos, arba rankena išsitęsia. 6 Nm užveržimo jėga taip pat yra pilnai pakankama, pridedamas kaip ir pirmajame, reiškia, USB įkrovimo laidas. Taip pat šiame komplekte, kas yra ypatingo, tai Bitorsion, reiškia, angaliai. Ką tai reiškia? Kad yra šiek tiek amortizuojančio metalo įdėta, tai tie angaliai taip greitai nenusisuka, tarnauja 2 kartus ilgiau negu įprasti angaliai. Taip pat komplekte yra žibintuvėlis bei kamščiatraukis vynui, raktų pakabukas. Dar kartą pakartosiu, kad šitos kalendorius labai lengvai rasite apsilankę gitana.lt svetainėje, paieškos laukelėje įrašę advento, visi 3 kalendoriai yra pas mus svetainėje, o jeigu kas norėsite individualaus pasiūlymo, čia yra mano kontaktai, kviečiu drąsiai kreiptis, taip pat atsakinėsiu į chatą keletą minučių po šio prezentacijos. Linkiu visiems gero pasirinkimo, iki. Tai tikrai netikėtas ir labai praktiškas iš tikrųjų dovanos, tai ačiū Tomai labai. Na dabar Oaklyn, inovatyvūs burnos priežiūros sprendimai pelnė daugybę apdovanojimų visame pasaulyje. Tai juos pristatyti ir savo idėjas pristatyti kviečiu Ritą Bugnavičienę. Sveiki visi. Labai džiaugiuosi galėdama šiandien prisijungti ir pasidalinti idėją, kuri tikiu nustebins. Tai Oaklyn elektriniai dantų šepetėliai. Galbūt skamba kiek keistai ir netikėtai, bet iš tikrųjų per praeitas kalėdas sulaukėme nemažai užklausų tiek iš savo klientų, tiek iš partnerių dėl Oaklyn kaip dovanos idėjos. Tai pakavome, rišome kaspinėlius ir sulaukėme iš tikrųjų labai šiltų atsiliepimų. Todėl šiandien esu čia, kad tą idėją pasidalinčiau ir su jumis. Tai iš tikrųjų puikia kalėdinė dovana, nes tai dovana, kuri bus naudojama kasdien. Tikėtina net 2 kartus per dieną ir tikrai nenuguls stalčiuje. Tai dovana, kuri yra technologiškai pažangi, tiks tiek vyrams, tiek moterims, nuo kavos mėgėjų iki dietos besilaikančių kolegų. Tai dovana, kuri nustebins tiek išpakavimo momente, tiek jau naudojant šepetėlį. Nes šepetėlis ne tik, kad balsu įgarsina, kada jūs ten per stipriai spaudžiat ar per greitai valote, bet tikėtina, kad vienas iš pirmųjų pasveikins jūs gimtadienio rytą ar palinkės gražios Valentino dienos. Tai dovana, kuri nuolat stebins ir bus kupina staigmenų. Ir svarbiausia, tokia dovana perteikia rūpestį. Dovanodami tokią dovaną mes tarsi sakome, kad man rūpi tavo sveikata, man rūpi tavo gera savijauta, man smagu matyti tave besišypsantį, taip? Tai kviečiu padovanoti daugiau negu daiktą. Padovanokite patirtį ir rūpestį, nes graži šypsena yra geriausia vizitinė kortelė. Šalia tokios prabangios, praktiškos, pažangios dovanos galim pasirūpinti ir dovanų įpakavimu, tiek klasikinėme maišelyje, tiek uždarame. Tai ačiū Jums, laukiu Jūsų užklausų, klausimų ir linkiu, kad Jūsų dovanos visada būtų kupinos prasmės ir šypsenų.
Ačiū Rita Jums. Na, taip pat padėkoti šiandieną norėčiau už mūsų nuostabų dovanų marketingo projekto vizualinį identitetą mūsų kūrybiniai agentūrai Impress, vieninčiai visus rinkodaros elementus, nuo prekės ženklo strategijos iki reklamos kampanijų, dizaino bei gamybos sprendimų. Šiandien jie taip pat pristatys savo verslo dovanų idėjas. Taigi, Ieva, kviečiu pristatyti. Sveiki. Ačiū, Livija, labai. Gera jūs čia sutikti ir dar kartą būti šito renginio dalimi. Praeitais metais buvau kaip žiūrovė, šiemet jau kaip dalyvė. Ir iš tikrųjų ateinu šiemet be jokio konkretaus produkto, bet su kvietimu pasitikrinti visus, ar iš tikrųjų esam pasiruošę tam kalėdiniam sezonui. Ir kai mes diskutavom su kolegėmis, tikrai atradom klausimų, į kuriuos mūsų klientams yra labai paprasta atsakyti. Tai kai paklausiam, kokį biudžetą turite, kiek vienetų reikės, ką pernai dovanojot, ar vis dėlto praktiška, ar valgoma, kokio termino reikės dovanos pristatymui, tai atsakymai ateina labai paprastai ir labai greitai. Bet yra vienas klausimas, kurį uždavus, ne taip jau paprasta gauti atsakymą. Ir šitas klausimas yra, kokiagi yra jūsų dovanos pagrindinė žinutė. Kokia yra idėja, su kuria jūs norit keliauti pas savo klientus, kokias vertybės, požiūrį norit savo klientam perteikti. Ir mūsų visos agentūros vieninga nuomonė, praktiškai nelabai galime judėti prie dovanų atrankos, kol nesam atsakę į šitą pagrindinį klausimą. Nes kai žinutė yra svarbiau negu dėžutė, tuomet mes visą biudžetą, kurį skiriame dovanoms, galime įsirašyti į investicijos eilutę, o ne į dar vieną išlaidų eilutę. Nes gerai apgalvota dovanos idėja gali stiprinti įmonės prekinį ženklą, gali nešti istoriją ir tą istoriją po to žmonės pasakoja kitiems, prisimena kartais net ir ilgus metus, ką ir kodėl gavo. Ir tiek, kiek mes įdedam energijos ir jėgų į tos žinutės suformulavimą, į tą idėją, į jos įgyvendinimą, dažniausiai labai ryškiai ir greitai atsiperka. Tad aš labai kviečiu šiemet ir jūs, bendradarbiaujant kartu su mumis, ieškoti geriausios jūsų įmonę atspindinčios žinutės, o ne tik gražios dėžutės, nepaisant to, kiek šiandien čia fainų ir nuostabių dovanų išgirdot. Svarbiausia, kad jos atlieptų jūsų poreikius ir tai, ką jūsų įmonė nori pasakyti. Tai jeigu parašysit elektroniniu paštu labas@impress.lt ir dar ten koduką įrašysit ne tik dėžutę, tikrai prižadam 15% nuolaidą visoms dovanų idėjoms, o paskui kartu jas ir įgyvendinsim. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Dabar kviečiu pasinerti į virtualios realybės patirtį po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos pasaulį, kviečiantį pažinti garsiausius menininko kūrybos ciklus. Taigi, dovanų idėjas pristato Pasaulio sutvėrimas renginių projektų vadovas Povilas Jundulas. Sveiki. Ačiū Livija už įvedimą. Dalis mus žino tai iš Čiurlionio kūryba paremtų virtualios realybės patirčių Angelų takais ar Pasaulių sutvėrimas. Jeigu dar neteko susidurti, tai kuo jos įdomios, tai kad kviečia į meną pažvelgti naujai, inovatyviai, svarbiausia įdomiai ne tik nišiniai bohemikų grupiai, bet itin plačiai auditorijai. Dabar, kodėl tai gali būti įdomu jums, galvojant apie dovanas? Įprastai tokios meninės patirtys parodomos kelis šimtus, tūkstantį, kelis tūkstančius kartų. Angelų takai apskriejo pusę pasaulio, peržiūromis perkopė 500 000 kartų, susižėrė krūvą apdovanojimų, kurie buvo įvertinti sidabrinę gervę už profesinę meistrystę, ir tai yra beprecedentis atvejis, kai virtualios realybės patirtis yra tokia sėkminga. Jinai turi kažką, jinai turi tą cinkelį, kuris Lietuvoje žavi visus ne tik tai dėl to, kad remiamasi Čiurlionio, iškiliausio Lietuvos menininko kūryba, bet ir dėl to, kaip meistriškai ta patirtis padaryta ir kaip jinai įdomiai susižiūri ir su kokia pakilia emocija žmogus išeina pasižiūrėjęs. Ir lydimas Angelų takų sėkmės šiais metais išėjo ir Pasaulių sutvėrimas, pavadinkim antroji dalis,
kuri kartoja savo pirmtako istoriją. Ir ką čia šiuo atveju kviečiame įsigyti, tai dovanų kuponus į patirties peržiūrą ir galim pasiūlyti 4 variantus. Pirmas tai yra elektroninis, kurį įteikiama tiesiog mygtuko paspaudimu. Antras variantas tai yra ant storo popieriaus atspausdintas dovanų kuponas, kurį paprastai perka įsidėti į savo vokus arba kaip didesnės pakuojamos dovanos dalį. Trečias variantas tai yra fizinis dovanų kuponas įdėtas į tą storą, prabangų, juodą voką, sufolijuotas spaudais, visas gražus išdirbtas, išbaigta dovana, čia jau lieka tik tai įteikti. Ir ketvirtas variantas tai yra tas spausdintas dovanų kuponas tame gražiame voke, kuris dar įmautas į įmautę, kurią galima suasmeninti su jūsų įmonės logotipu. Ir šitos dovanų kuponus galima įsikeisti vieną iš patirčių, ją pasižiūrėti mūsų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių erdvėse arba mūsų laikinose po Lietuvą projekto erdvėse. Galite ateiti vieni, galite ateiti su šeimomis, su kolektyvu ir priklausomai nuo miesto priimame grupės iki 30 asmenų per vieną seansą. Arba galime atvažiuoti pas jūs į ofisą arba į jūsų šventę. Dovanų kuponas kainuoja 20 €, įsigijant didesnį kiekį, jau žinot, ką sakysiu, taikome nuolaidas. Tai ačiū Jums, kad klausėte, mano kontaktus matote skaidrėje, taip pat matysite ir kataloge. Susisiekite, susiderinsim geriausią dovaną teigiamoms emocijoms pakrauti 25 metams. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų skamba kaip smagi patirtis ir tikrai kviečianti įsikvėpti. Na, dabar turbūt visi žinote ir mėgstate tradicinius tortus, bet ar žinote, kas yra boom tortai? Na, tai pirmieji Lietuvoje siurprizinių tortų kūrėjai, paverčiantis gimtadienius ar šventes dar įdomesnėmis bei kupinomis nepamirštamų emocijų. Tai plačiau apie tai papasakoti kviečiu į sceną Cezarą. Sveiki, viskas girdisi taip. Aš Cezi, creator, founder, Boom Cakes. Iškart įnersiu, tai pripažinkime, visi mėgstamas staigmenas ir kažkur giliai viduje turime tą norą sudaužyti gražų tortą šventėje. Būtent taip gimė ir Boom tortai. Boom tortai pradėjome 2020, o šiandien jau 5 mūsų veiklos metai ir mes didžiuojamės galėdami pasakyti, mes vieninteliai pasaulyje sukūrėme tokį produktą. Vieninteliai. Ir mes tik pradedame. Šiuo metu veikiame visose Baltijos šalyse, Lietuvoje, Latvijoje ir turime franšizę Estijoje. Labai greitai startuos mūsų antroji franšizė Barcelonoje, o šiuo metu deramės su dar 4 šalimis, mūsų tikslas aiškus tapti globalių prekės ženklų. Žinome, kaip sunku yra išlaikyti savo darbuotojus, motyvuotus ir laimingus. Mes norime padėti jums tai pasiekti lengviau. Todėl sukūrėme paslaugą, padedančią įmonėms švęsti gimtadienius, jubiliejus, produktų pristatymus ar bet kokias ypatingas datas su nepamirštamų įspūdžių. Mes netgi paruošėme metinius kalendorius, kad personalo skyriui būtų lengviau pasirūpinti, jog kiekvienas darbuotojas būtų nustebintas ir Boom tortas ne tik skanus, jis kūrė lojalumą, juoką ir ryšį. Mūsų tortus galima pritaikyti visais įmanomais būdais, spalvomis, tekstų, viduje paslėptomis dovanomis ar net įmonės logotipu. Viduje galima paslėpti guminukus, šokoladukus, dovanų kuponus, mini gėrimų buteliukus ar bet ką, kas tik telpa. Taip pat gaminame šokoladinius saldainius su jūsų logotipu, supakuotus į auksinių ar sidabrinį popieriuką, net ir plaktuką galima graviruoti darbuotojų vardu ar jūsų prekės ženklų. Jis lieka kaip ilgaamžis suvenyras. Taip pat mes esam čia, kad Kalėdos yra vienas iš labiausiai laukiamų švenčių ir žinoma laikotarpis, kai dovanos tiesioginė prasme skrenda ore. Čia galite pamatyti keletą nuostabių kalėdinių tortų, dizainų, kurias sukūrėme jums ir mūsų klientams. Pakuotė yra viena iš svarbiausių detalių, galimas pilnas pritaikymas atžvelgiant į jūsų biudžetą. Mūsų originali dėžutė kupina linksmybių ir šaukiančių savo konceptualių ir unikalių stiliumi.
Esant poreikiu galime ir pritaikyti dėžutės pagal norimą spalvą ar paveikslėlį. Taip pat turime išskirtinę juodą magnetą dėžutę, kaip matot, dabar atrodo elegantiškiau ir prabangiau. Tai standartinis Bloom tortas yra pildomas populiariausiais guminukais ir šokoladukais, bet visas tortas yra pagamintas iš šokolado, todėl yra valgomas. Pagal poreikį galime pildyti tortą guminukais be glitimo. Taip pat turime VIP šokolado ar dešrelių, riešutų ir sūrio pasirinkimą bei pritaikytą užpildą kūdikiams, kaip matot. Čia yra svarbiausias dalykas, be viso to jūsų palinkėjimas atvirukė, bet kokia maža dovanėlė, dovanų kuponai, gėrimų miniatiūros torto viduje gali padvigubinti džiaugsmą. Ir ant plaktuko gali būti išraižomi darbuotojų vardai ar logotipas, todėl tai yra suvenyras, kuris liks ilgam. Ir noriu pasakyti, kad vaikai, kurie perka mūsų plaktukus, jie metus laiko, kad galėtų kitais metais dar kartą daužti mūsų tortus. Taip, čia yra nedidelis koliažas iš kai kurių iki šiol vykdytų projektų, kad pamatytumėte pritaikymo galimybės. Mūsų misija yra paprasta - paversti šventės nepamirštamomis. Bloom tada tampa labiausiai aptariama vakaro dalimi, o vienas smūgis sukuria prisiminimą, kuris išlieka ilgam. Tai ne tik desertas, tai emocija ir pramoga. Ir čia galim truputį pamatyti. Taip, čia yra visi kontaktai. Dar noriu pasakyti, kad mūsų kainos prasideda nuo 25 iki gali būti 250 eurų. Žinoma, įmonėms, su kuriams bendradarbiaujame, taikome specialias nuolaidas. Kai klientai kreipiasi mus, paprastai organizuojame idėjų generavimo sesijas, kurių metu kartu sukūrėme kūrybiškus sprendimus ir pagaminame tobulą tortą, geriausiai atitinkantį jų įmonę ir prekės ženklą. Ačiū labai. Ačiū Jums. Na, o dabar, užbaigiant mūsų šitą maratoną, norėčiau pristatyti ir kalėdinių dovanų idėjas iš Lietuvos marketingo asociacijos. Tai iš tikrųjų, ką galite dovanoti, tai kviečiame dovanoti bendruomenę. Tai yra savo darbuotojams, partneriams ar klientams dovanoti marketingo žinias bei buvimą tarp didžiausio marketingo bendruomenėje. Tai kaip tą galite padaryti, tai dovanojant Lima narystę, kuri yra žinios, tai yra, kurios ateina iš begalės skirtingų temų, tipų, dydžių, renginių per metus, bei taip pat 100+ renginių įrašų bibliotekos. Taip pat žmonės, tai yra pažintis su daugiau nei 1300 narių bendruomenė bei jų kontaktai, taip pat ir galimybė gauti patirtį, tai yra praktinius patarimus, juos gauti, jais dalintis, na ir taip pat turėti individualias nemokamas mentorystės programas su nariais. Taip pat tai yra galimybė sekti naujoves, rinkos naujienas, tyrimus, tendencijas, ir žinoma pasinaudoti nuolaidomis tiek Limos renginiams, tiek Limos partnerių nuolaidomis. Na ir narystė, tai yra fizinė narystė, kuri yra skirta vienam asmeniui, arba jeigu norite pradžiuginti savo komandą didesnę, kviečiame pasinaudoti juridinės narystės galimybę. Ją sudaro 3 fizinės narystės ir 2 seminarų abonementai. Na ir taip pat labai smagus laukia renginiai mūsų fronte, tai iš tikrųjų puikia dovana yra kvietimas į didžiasias Lima konferencijas, tai viena iš jų jau spalio 24 dieną vykstanti Kaune apie technologijas marketinge, Lima D Kaunas Marketing plus Technology, na ir pati didžiausia Lietuvoje marketingo šventė, kuri vyks lapkričio 26 dieną Litexpo, Lima Day Lietuva Trust Trap, ir šios konferencijos tema šiemet yra apie pasitikėjimą, tad kviečiu pasinaudoti, nes dabar kaip tik taikomos pačios mažiausias išankstinės kainos. Na, jeigu norite duoti daugiau laisvės ir išsirinkti dovaną patiems, tai kviečiu dovanoti Lima renginių čekį. Jį galima panaudoti bet kuriam Lima seminarui ar renginiui, konferencijai. Jo trukmė yra 6 mėnesiai, nuo kaina yra vos nuo 29 eurų.
Na ir žinoma, kviečiame dovanoti itin vertingas dovanas ir kelti savo komandos kompetencijas vienintelėse Lietuvoje tarptautinį sertifikatą suteikiančiose programose. Tai yra Lima Digital skaitmeninio marketingo valdymas bei vadovams labiau skirtoje programoje Lima Pro profesionalus marketingo valdymas. Na ir šios programos yra išskirtinės tuo, kad yra tikrai labai išsamios, trunka 5 mėnesius, yra sudarytos pagal tarptautinius kompetencijų standartus ir tikrai suteikia kompleksinių žinių bei praktinių įgūdžių. Taip pat žinios yra pritaikomos jūsų įmonės praktikoje, nes kursų metu konsultuojantis rinkos lyderiais, tai yra lektoriais, visi dalyviai rengia realų taktinį marketingo planą atstovavimam prekės ženklui. Taip pat yra puikiai motyvacinė priemonė darbuotojai, nes darbuotojas ne tik įgyja naujų žinių, bet ir žinoma labiau tampa motyvuotas gavęs tokią dovaną. Na ir tai programos yra tikrai pritaikytos dirbantiems, nes vyksta vakarais nuotoliu, na ir kartą per mėnesį gyvai Vilniuje, tačiau tikrai yra galimybė visą kursą pasibaigti pilnai nuotoliu. Na, šio renginio dalyviams suteikiame 100 € nuolaidą su Lima Kalėdos kodu. Taigi, ačiū labai ir susisiekime dėl dovanų. Na ir dabar noriu pakviesti pereiti į mūsų paskutinę renginio dalį ir pristatyti verslo dovanų idėjų katalogą. Tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad šiemet sulaukėme net 56 įmonių pasiūlymų. Tai iš tikrųjų labai daug, visos idėjos yra labai unikalios. Daug įvairių patirčių, maisto produktų, tai tikrai rasite kiekvienas savo tinkamą variantą. Turime 3 kategorijas, tai yra produktai, maistas ir patirtis. Tai iš tikrųjų gausybė patyrimų. Na ir žinoma, šiame kataloge rasite ne tik idėjas puikias, bet ir puikius pasiūlymus, kuriais galite pasinaudoti išskirtinai tik jūs, tie, kas matote šį katalogą. Tai po renginio pasidalinsime su visais dar nuorodą į šį katalogą. Tai tikrai labai kviečiu peržiūrėti, pasidalinti su tais, kam aktualu. Na ir ačiū labai visiems dalyvavusiems, visiems, kas išbuvote iki galo ir linkiu gražių artėjančių švenčių. Ačiū labai viso.